Noriu pašnekėti apie tai, kas būna, kai nervų sistema apsikrauna. Kadangi pučia vėjas, einu į vidų, kad geriau girdėčiausi. Tiems, kas manęs nepažįsta, esu Ieva. Nusprendžiau kurti kontentą ir šviesti visuomenę neuroįvairovės tema, tad jeigu tave tai domina, galim pradėti apie tai, kas būna, kai visko pasidaro per daug, kai būna apkrauta nervų sistema. Ir su savim pastebėjau dar vieną tokį dalyką, kad kartais man būna per daug nuobodulio, to dopamino trūkumo, kad ir tai išvargina ir degina irgi. Tiesiog nėra motyvacijos veikti, nėra jėgų, nėra energijos. Ir kai būna kažko per daug, ar nuobodumo, ar veiksmo, ar garsų, šiaip jau, jeigu taip jau žiūrint iš tos mokslinės perspektyvos, tos neuro veiklos smegenyse perspektyvos, tai organizmas visą nervų sistemą pasiunčia į išlikimo režimą, į tą simpatinę nervų sistemą. Simpatiniai nervų sistemai yra tas išlikimo režime tam. Organizmas tam tikras savo funkcijas pakeičia, pristabdo, žodžiu, ne viskas veikia taip, kaip veikia, kai žmogus yra ramybės būsenoj, saugumo būsenoj. Ir vat vien dėl šito skirtumo pastebėjau tokį dalyką, kad kai man visko darosi per daug, mano mąstymas susiaurėja. Kad tam tikros mane laisvinančios, man padedančios mintis atrodo yra lyg neprieinamos. Ten gaunasi suaktyvėja kažkas panašaus į tą, ką galim labai pavadinti tokiu vidiniu kritiku. Kad ten yra tokios mintis, kurios yra labai griežtos, tokios vertinančios situaciją, vertinančios save. Ir tas vertinimas yra toks dalykas, kuris tuo metu yra labai neaiškus, net neaišku, ką vertinti. Ir kai būna visko per daug, labai lengva yra įkristi į konfliktą, nes bent jau manyje, kai man darosi visko per daug, aš darausi irzli. Ir kartais, kad aš esu irzli, aš kartais pagaunu tai per vėlai, kartais net nepastebiu, kad jau man iš tikrųjų darosi per daug. Kartais žinau, kad gali būti per daug ir tam galiu pasiruošti, bet kartais atsitinka taip, kad aš net nepastebiu, kad man jau yra per daug ir aš esu jau tam režime išlikimo. Ir mano mąstymas susiaurėja, prasideda ruminavimas ir kartais tas ruminavimas gali nueiti iki vienos apsėstos minties, tokios kaip pavyzdžiui, kad norisi išnykti, kad norisi dingti iš ten. Kartais net iš tikrųjų tam tikrą prasme sąmonė ir atsijungia, atrodo aptemsta ir aš pasirodo, aš kaip nenualpstu, o kaip aš to nekontroliuoju, viskas, mano kūnas, tiesiog per mano kūną išeidinėja tas, kas išeidinėja. Tai va, ir tai iš šono atrodo kaip pykčio priepuolis, kaip isterija lygioj vietoj, bet tai yra visai ne tai. Tai yra tiesiog iškrova. Kai visko pasidaro per daug, atsiranda tokia iškrova. Ten yra patiriami meltdownai, shutdownai, ten visai būna. Aš dar pati iki galo nelabai pagaunu, kuo skiriasi ten tas meltdownas, shutdownas, ar kaip taisyklingai tuos visus žodžius naudoti, kad apibūdinti tai, kas iš manęs eina. Bet ką jau atpažįstu, tai va šitą dinamiką, kad nervų sistemos yra dvi būsenos. Viena susireguliuota, tokia, kur pagrindinis gal dalykas yra kas man padėjo gyvenime, tai išmokau susireguliuoti pagal savo nervų sistemą. Kai tas susireguliuoti, tai reiškia, aš pagaunu momentą, aš suvokiu, kad aš dabar esu išlikimo režime ir kad tai praeis. Aš anksčiau to nežinojau, nes nežinojau, kad tai praeis. Kai atsirado žinojimas, jis tą nerimą padaro tokį lengviau įveikiamą. Nes tuo metu ten tam kovok režime norisi su tuo nerimu
kovot, arba su ta aplinka kovot, arba su to žmogum, kuris ištrigerino. Tiesiog ten visiškai dingsta empatija bet kam, nes yra milžiniškas pyktis. Ir aš to negaliu sukontroliuoti. Tai kaip ir ne mano valiui. Aš galiu mokytis susireguliuoti, bet šiaip iš principo kartais gyvenimas tiesiog ištaško, kartais situacijos tiesiog ištaško, nes ten vyksta tiek daug dalykų, kad mano protas nebesugeba to apdoroti, ten būna tokio dydžio apkrova, kad aš nebesusidaroju ten arba su kažkokiu jausmu, arba su kažkokiu garsu, arba su kažkokiu kopu, pradeda ten pykinti, viskas erzinti, viskas, tiesiog ten būna visko, labai daug toks spektras jausmų, kurių tuo metu aš niekaip negaliu paaiškinti. Bandau, stengiuosi, lyg ir suvokiu, bet mano komunikacija tuo metu sutrinka. Nes mano mąstymas sutrinka. Ir tos apkrovos iš tikrųjų, tos iškrovos, kai protas yra apkrautas, kai kūnas, sensorika gali būti apkrauta, žodžiu, kai nervų sistema yra apkrauta, tos iškrovos, jos šiaip nėra kažkas, kas tiesiog praeina ir nieko tokio, ir kad čia tipo normalu, kad taip yra. Jos iš tikrųjų palieka labai didžiulius pėdsakus organizme, nes jis išeikvoja žiauriai daug energijos, kas yra iš tikrųjų žiauriai išsekina, išderina visą organizmą. Ir tai yra pavojinga. Nėra sveika bet kokiam žmogui patirti tokią būseną. Ir nėra normalu, kad, pavyzdžiui, vaikai, kurie patiria meltdownus, juos vertina kaip nepaklusnius, pavyzdžiui. Jeigu manęs paklaustų, kas yra normalu ir kas yra nenormalu, tai aš pasakyčiau, kad yra nenormalu vertinti mokykloje vaikus patiriančius shutdowną, meltdowną. Ir biškį prisimti, man atrodo, kad kartais aplinkai reikia biškį prisimti atsakomybės už tai, kaip tas žmogus jaučiasi. Nes yra tame atsakomybės. Galbūt gal tu kažką pasakėjai, gal tu kažkokį garsą skleidei, gal tu nepaisai to žmogaus ribos, kol jisai dar ją brėžia švelniai. Daug visko gali būti. Aš iš savęs sakau, kaip iš manęs eina, bet aš puikiai suprantu, kad vaikai su to išgyvena mokyklose, su savo tėvais, kurie nesupranta apie neuroįvairovę. Todėl, man atrodo, yra labai svarbu šnekėti apie neuroįvairovę, nes supratimas, tai, kas yra toksiška neuroįvairiam žmogui, darosi sveika. Nes supratimas, žinojimas, kas vyksta, leidžia padėti žmogui susireguliuoti, arba padėti žmogui susireguliuoti, arba susireguliuoti pačiam. Jo, todėl, man atrodo, labai svarbu apie tai šnekėti, apie tai, kaip tai atrodo iš vidaus, ir kaip tai jaučiasi. Ir kaip yra sudėtinga, kai nėra empatijos apie tai iš aplinkos tuo metu, kai jau tai vyksta. Ten dažnai įsijungia kaltinimai, kas dar viskas labiau blogina. Prašymai liautis, kas yra šiaip jau nebeįmanoma liautis šiaip jau. Ir tai, dar labiau pablogina situaciją. Jo, ir čia vienas iš tų dalykų, dėl kurių man norisi dalintis tuo, ką aš dalinuosi, nes iš tikrųjų visuomeniai labai trūksta supratimo. Švietimo sistemoje žmonės, kurie dirba su neuroįvairiais žmonėm, nesupranta apie neuroįvairovę. Ir man buvo iš pradžių, procesinau aš labai didelį pyktį dėl to. Ir man buvo sunku apie tai šnekėti iš dalies. Bet man iš tikrųjų be galo yra skaudu, kas vyksta švietimo sistemoje, kaip sistema neveikia iš nesupratimo ir nenorėjimo prisimti atsakomybės už tai, kokius vaikus jie priima. Aš puikiai suprantu ir mokytojų nuovargį, ir sistemos tokį kaip pančius, kurie supančioja mokytoją, kuris jaučiasi surištom rankom, nori padėti vaikui ir negali, nes nėra sąlygų, nėra galimybių, nes nėra supratimo.
Tai va, jeigu kada nors pamatysit labai supykusi žmogų, pabandykit į jį pasižiūrėti kaip į objektą, kurį reikia neteisti, o padėti jam nusiraminti. Pasižiūrėti, ką galima pakeistame visoje situacijoje. Kartais užtenka atsitraukti nuo to žmogus, duoti jam ramybę, palaukti, kol jam tai praeis, nes jis to nekontroliuoja. Kai kurie nori muštis, kai kurie nori rėkti. Pavyzdžiui, man asmeniškai muštis kažkaip nesinori. Ir kai kuriems žmonėms norisi. Nors kaip man kartais iš tikrųjų užeina toks pyktis, kad atrodo, aš trenksiu, bet aš niekada niekam nesu trenkius toj būsenoj. Dažniausiai viskas pavyksta mano, gal dėl to, kad aš esu hiperverbali, kad man labai svarbu yra šnekėt, kad aš per šnekėjimą susivokiu. Aš šiaip jau šnekėjimą į diktofoną, aš jį įvaldžiau ir man patogu į jį šnekėti, todėl, kad tai yra mano audio dienoraštis, mano savireguliacijos būdas. Tai gaunasi ir mano tie meltdownai yra su labai daug išsakymo, labai nešvelniu būdu dalykų, kurių man neišėjo anksčiau pasakyti, nes bandžiau pasakyti švelniai, kad dainu iki tokios būsenos, kad būnu labai grubi, sakau su keiksmažodžiais ir, pavyzdžiui, esu patyrus mokykloj meltdowną prieš mokytoją ir kažkokią ten darbuotoją socialinę, gal, nežinau, dabar neatsimenu pareigų, bet ir kokia yra nemaloni patirtis, nes aš į tą būseną patekau su norėjimu padėti savo vaikui ir atsitrenkiau tik į sienas ir į kaltinimus ir į nenorėjimą prisimti atsakomybės ir tai mane sudegino ir aš patyriau viešą meltdowną, dėl kurio aš galėjau gauti administracinę, ačiū Dievui negavau. Nes jeigu būčiau gavus, tai nežinau, ta prasme, tai čia gautųsi, kad jeigu taip žiūrint, kad situacijos auka gauna baudą už tai, kad jinai neatlaikė. Jeigu man būtų parašę administracinę. Jo, tai tiesiog tos apkrovos yra toks dalykas, kuris nėra šiaip isterijos priepuolis. Už to slypi labai daug. Ten yra tas teisingumo jausmas, tas literalus mąstymas, tas noras suvokti, tas noras aiškumo, tas noras konteksto, kurio mes negaunam ir tai mums kelia įtampą. Iš tikrųjų, kai pradėjau gilintis, kas yra tie socialiniai sunkumai neuroįvairovės tam kontekste, aš supratau, oh my god, taigi čia visiškai apie mano gyvenimą. O aš galvoju, kad aš normaliai bendrauju, nes aš sugebu užmegzti ryšį su žmonėm. Ir tipo, pati savo galvoju, kad neturiu socialinius, bet realiai aš jų turiu. Jeigu žiūrėt per tą prizmę, kaip tai atrodo iš šono, tai aš taip turiu, kai kurie žmonės laiko mane bjaure, nemandage, kai kuriems aš esu pavyzdys, ten įkvėpimas ir kad tai yra ant tiek įvairu, kaip žmonės mane vertina, kaip žmonės mane mato, kaip žmonės mane jaučia, kad vienas vaikinukas labai fainai mane apibūdino, sako, tu esi kaip mitinė būtybė, neįmanoma tavęs perskaityti. Todėl, kad aš esu visokia ir kartais tas mano visokumas dar labai ir priklauso nuo aplinkos. Ne kartais, o visiškai priklauso nuo aplinkos. Kokia yra aplinka, taip aš ir jaučiuosi. Jeigu aplinka yra nesaugi, aš jaučiuosi nesaugi ir tada ten prasideda tie dalykai, ką vadinu iškrovom. Tai va, kažkaip taip susišnekėjo. Kažkoks toks jausmas atėjo, kad jau užtenka.